Labas vakaras, mėly Facebook'o draugai, mano YouTube kanalo žiūrovai. Norėčiau labai trumpai aptarti vieną labai įdomų įvykį, tiesiog, tiek neprirašysi. Kelias minutės prieš 5 paras Pfizerio farmacinė kompanija padavė į teismą Lenkiją ir išieškoti iš jos nori 1,37 milijardo eurų už formaliai sutarties nevykdymą, kuriuos pasirašė ES vardu tyros sąžinės ikona Uršulė von der Leyen. Apie tai nė žodžiu neužsiminė Lietuvos sisteminė žiniasklaida kažkodėl tai ir tikrai bus labai įdomi šito ieškinio eiga. Kaip žinia, 2020 metų pabaigoje Lenkų premjeras Moravieckis pasakė legendinę frazę: mes nesiruošiam daugiau pirkti tų vakcinų ir taip jų turime 2 milijonais per daug, nežinom, kur jas dėti, mes nei mokėsime, nei įsivešime. Dar kažkoks tiekėjas atvežė kažkokį ten konteinerį, bet Lenkai apsuko, pasiuntė paskui kažkokį ten laivą ir tada Pfizeris suprato, kad su Lenkais yra menki juokai. Mano pirma tokia mintis, kas per puvėkai yra Pfizerio vadai, kada tavo firmos pavadinimas ir taip didžioji pasaulio daly yra kaip keiksmažodis, dar blogint reputaciją. Čia labai vietai būtų legendinė Winstono Churchillio frazė, kad mes kažkiek gyvename ir kitų žmonių mintyse. Jeigu tau visi žmonės linki gero, kažkokią formą tau tas gėris pareis. O jeigu visi galvoja, kad tu nusprogtum rūpužę, visko gali, nors bendrai Lietuvos pavyzdys, kad kas labiausiai nori, kad nusprogtų, aš tos temos nevystysiu. Taigi, Lietuvai be abejo negresia Lenkų problemos, mes turime pačią humaniškiausią vyriausybę pasaulyje, kuri ėmė tas vakcinas, nežinodama kur dėti, ir pylė į kriauklę, arba siuntė į Armėniją, į Dominiką, į kriauklę į Armėniją, bet ir tokia seka, buvo taškomi lietuvaičių milijonai. Lenkų vietoj visiškai neimčiau į plaučius to ieškinio. Lenkų ekonomika mano akiai yra pati gyvybingiausia, pati perspektyviausia ES ir jau tikrai Lenkai išgyventų be tų Briuselio ten pirdylų kopūstų, kurie baisiai susirūpinę kažkokiu tai savyje nesusivokiančių dundukų teisėmis, nuodydami didžiosios visuomenės dalies sąmonę. O ar ES be Lenkų išsiverstų? Čia yra didžiulis klausimas. Ir tikrai baltų pavydžių Lenkam, ir toks puikus pavyzdys, kaip yra gražu ir gerai, kada valdžia rūpinasi savo tauta, o nesuprasi kuo, ten kažkokių tai valstybių demokratiniais procesais ar laisvėjimu, nors nieks to neprašo, ir daro savo šaliai nuostolius. Taigi gratulacija to važišai, kai bus naujienų aš jums pasakysiu. Kšištofai, miegok ramiai, Lenkija apsaugota. Iki.